Vidaus reikalų ministerija yra įsteigusi 7 viešasias įstaigas ir 2 uždarasias akcinės bendrovės. Viena bendrovė verčiasi metalo apdorojimu, staklių gamyba, kita gamina valstybinius automobilių numerius. Šis ministerijai priklausantis pastatas perduotas viešajai įstaigai Vilniaus kultūros, sporto ir pramogų rūmai. Iš biudžeto išlaikyti rūmams skirta beveik 2 milijonai litų. Juose turėtų vykti renginiai visuomeniai. Pasižiūrėjus, kas vyksta šitose sporto rūmonyse, mes nustatėme, kad sporto rūmų patalpose paslaugas teikia ne ši viešoji įstaiga, kuri tam buvo įkurta, o kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems viešoji įstaiga nesilaikydama įstatymo reikalavimų išnuomavo valstybei priklausantį turtą. Tokiu būdu ministerija nebeteko galimybės kontroliuoti nei šių paslaugų kokybės, nei jų kainos. Ar šios paslaugos reikalingos visuomenėje, ar jos teikiamos kokybiškai, ar jos teikiamos prieinamos kainomis, ministerija nebetenka teisės šito dalyko kontroliuoti. Sporto sektorius tarnauja pareigūnų rengimui, o klausimas, ar kultūros dalis yra nuomojama ar teikiamos paslaugos, kol kas yra mūsų diskusijų objektas. Mes manome, kad yra teikiamos paslaugos, kadangi bet kas ten ateidamas ateina trumpam. Valstybės kontrolei užkliuvo ir nuostolingai veikiantis Valstybinis informacinės technologijos institutas, kuris net nėra susijęs su Vidaus reikalų ministerijos veikla. Ministerijos užsakymai sudaro labai nedidelę instituto atliekamų tyrimų dalį. Buvęs Seimo audito komiteto pirmininkas sako, kad dažnai ministerijos viešasias įstaigas teigia ne tam, kad jos teiktų paslaugas visuomeniai, o tam, kad vykdytų tik ministerijų pavestas užduotis. Tai jau sudaro prielaidas netaupiai naudoti valstybės biudžeto lėšas, mat tokias viešasias įstaigas finansuoja pačios ministerijos. Yra patogu. Patogu, kaip galima apeiti, kai kurios darbo užmokestį reglamentuojančius įstatymus darbuotojų, viešųjų pirkimų procedūras, aiškiai ir griežtai reglamentuotas. Tiesiog yra sukuriamos tam tikros nišos, kur naudojant valstybės turtą ir valstybės lėšas galima daryti, tiesiog tam tikrą biznelį. Bet tai vėlgi tai yra daroma mokesčių mokėtojų sąskaita. Pasak Laisvosios rinkos instituto ekspertų, šių įstaigų finansavimo ir lėšų panaudojimo sistema prašyte prašosi vadinama skandalinga. Mat įstaigos neprivalo atsiskaityti ministerijai už valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. Tai yra tik ministerijos ir viešosios įstaigos susitarimo reikalas. Jeigu kalbėti apie skaidrumą tokių įstaigų, tai jis yra visiškai minimaliam lygmenį, ten visiškai tokia prieblanda yra. Ir sužinoti, ką nors apie viešasias įstaigas, valstybės arba savivaldybių nuosavybės žmogui iš rinkos, iš pašalies yra labai sunku. O tai yra lygiai toks pat viešasis subjektas, veikiantis tiesiog kitą teisinę formą ir turėtų būti lygiai taip pat atskaitingas visuomeniai, kaip ir bet kuri ministerija. Viešųjų įstaigų, kurios gauna finansavimą iš biudžeto, jų darbuotojų skaičių ir algų dydį nustato viešosios įstaigos vadovas. Todėl dažnai tokių įstaigų darbuotojai gauna kur kas didesnius atlyginimus negu ministerijų darbuotojai. Prieš 4 metus Lietuvoje iš viso buvo 174 viešosios įstaigos. 111 jų įsteigė ministerijos, o 63 kitos biudžetinės įstaigos. Visoms viešosioms įstaigoms iš valstybės biudžeto buvo pervesta daugiau nei 73 milijonai litų. Kiek per pastaruosius metus galėjo būti įsteigta viešųjų įstaigų, duomenų nėra. Reporterė Neringa Kolkaitė, Vilnius.